Na kągi, sveiki visi. Šiandien ir vėl prie to pačio ežero. Vėl tas pats ežeriokas. Tai man, įrangos papildymų irgi jau turiu. Kaip matot, stovas, matot matas ir signalizatoriai ir viską. Krūmuose vat ir graibštas ir viską. Dar vieną meškerę irgi surita. Taigi, tikrai nebuvo taip, kad nieko neveikčiau, kol nekėliau video. Buvau ir į Ilgio ežerą nuvažiavęs 2 parom karpių gaudyt. Deja nepavyko. 2 paros, 1 kibimas ir nerealizuotas, labai staigiai kibo. Ir 2 sekundės ir viskas. Na kągi, žiūrovai, kaip matote, turime pirmą karpį. 2:30 nakties išvažiavimas. Na kągi, laikas pasiruošti vietą, pabandyti nusifotkint ir iškart jį paleisti. Gerai, galėsit pamatyti dabar mano nuotraukas. Taigi, žuvis paleista, sutvarkyta, paprašta dezinfekciniu, viskas gerai, nuplaukė karpiukas sveikas ir gyvas, pilnas jėgų. Aišku, pozuot nebuvo, nenorėjo jis labai, bet kadangi, kaip sakant, ir naktis, ir karpius su geru charakteriu, ir dar mano pirmoji fotosesija su karpiu, taigi nuotraukos gal ne pačios gražiausios, bet, kaip sakant, pirmas karpius normalesniai nuotraukai. Ir dar vieną žvejojau, kaip sakant, tai bandom toliau, gal dar ant rytinio kažkas papuls. Taigi, antras laimikis po nakties. Karščiokas, net nežinau ar gyvas dar, nes panašu, kad ilgai jis ten sėdėjo. Na kągi, persimečiau meškerės, atėjo rytas, gerai pasišėriau. Kaip tik vat, šią žvybą testuoju running rig sistemėlę. Kol kas vat, viskas normaliai, kibimai pasikerta, viskas veikia, viskas ok. Taigi, kol kas sudirbo tigras su geltona viršūnėlė. Naktį žiūrėsim, gal kažkas dar geriau sudirbs. Bet aišku, reikia toliau šitą bandyti, bet matie karščiokai neramina. Labai čia jų daug yra ir labai gerai kimboje. Na kągi, bandom toliau vilioti karpį ir susitiksim vėliau. Taigi, apie pašarus. Čia naudojau Renmar Baits produkciją. HNV slyva. Lygtysio. Ir tada irgi Soluble Plumas. Čia jau tirpukas. Tada gal Redfisho pelečių 7 mm. Ir aišku, čia šiais metais labai gerai veikiantis tigrinis su kanapėm. Čia viskas labai paprasta, tiek ir ten naudoju, tiesiog boilius krašinu, pjaustau ir tiek. Taigi, nusipirkau stovą, turiu ir graibštą dabar naują nusipirkęs, ir matas ten guli su irgi antiseptiku. Taigi, viskas paruošta ir karpio saugumui, ir patogumai žvybos. Dabar jau galim žvejoti. Taigi, bandom dar kažką suvilioti ir žiūrėsim, kas čia gausis. Na kągi, žiūrovai, turime antrą žuvį. Šį kartą vėl sudirbo panašu tigrinis riešutas su vėl panašu tigriukas su ananasinė viršūnėlė. Reiktų, aišku, manau, ir graibštą iškart pasistatyti. Biški patogiau, kiek daug įsveria. Čia signalizatoriai kaukia.
Aišku, dar traukti tikrai reiktų pasimokyti. Ir nemažai. Bet, kaip sakant, biškį po biškį ir paramoksim. Na kągi, aš bandau traukti. Susitiksim, kaip sakant, jau pozuojant prie žuvies. Taigi, žiūrėkit, kokį turim žuvį gražią. Nuostabu, ką? Kokio grožio. Kągi, galim dabar greitai papurkšti žaizdelę. Ir šiek tiek dar vandens davus, paleisti atgal. Taigi, pagaliau ištraukėme karpį. Gražiai nusifotkinom viską. Kaip sakiau, testuoju šiandien sistemėlę Running Rigo. Tikrai patinka, aš kažkaip buvau pradžiai skeptiškas apie ją. Tikrai galvau, kad galbūt nepasikirs nieko, bet visada gražus išėjimai ir su kai mažu masalu. Žuvis netai bijo jį paimti ir žymiai rezultatyviau gaunasi. Taigi, pavadėlį, nežinau, nuo Ilgio ežero likę ilgi pavadėlį, galvau panaudosiu. Labai gerai veikia kol kas. Ir kaip matot, tigrinis riešutas, tik tai dar su ananasinė viršūnėlė. Veikia labai puikiai. Antras žuvis lygiai ant to pačio masalo, manau, kad ir ant kitos meškerės lygiai tą patį dėsiu. Iš skirtingų taškų, viskas tik tai ant vieno masalo. Taigi, einame toliau žvejoti ir bandom gal dar vieną kokį kitą karpį suvilioti. Taipogi dabar bandau mokintis ir kaip ir su kobra mėtyt. Aišku, dametu sunkiai, bet kažkaip dametu. Visai neblogai mokinuos ir visai jau po biškį išeina ir tiksliau ir toliau. Kaip sakant, kuo toliau, tuo geriau bus. Kaip tik žadintuvas. Buvau užsistatęs, kad permest meškerės. Ir kaip tik papačias ir persimetė, galim sakyt, su užkibusia žuvimi. Taigi, bandom toliau žvejot. Ir ką reikia bandyti, dar kokį vieną pajaut. Dar vieną. Na kągi, žiūrovai, pažiūrėkite, ką mes turime. Dar vieną karpiuką, dar vienas veidrodis. Ir ką, einam daryti fotosesiją. Kaip sakant, vėl tigras su ananaso viršūnėlė maža šiandien dominuoja. Na, čia dar didesnė, žinokit, negu buvo. Ok, žiūrim, ką čia turim. Kaip karpiukui galima šiek tiek lupytę padezinfekuoti. Viskas gerai, dabar jau nebeužsikrės, mažesnis šansas. Ramiai. Na kągi, viso gero, manau, žvejybą baigiau. Daugiau informacijos su manim susisiekti ir taip toliau rasite video aprašyme.